šiandien matysite. Miesto savivaldybė pristato naująjį Susitikime penktadienį sezoną. Bitininkus neramina Žemės ūkio ministerijos siūlymai švelninti pesticidų naudojimo tvarką. Dailės galerijoje atidaryta paroda Inkarnacijų trajektorijos. Paskutinį gegužės penktadienį bus atidarytas jau 15. Susitikime penktadienį sezonas, kurio tema šiais metais – emocinės gerovės stiprinimas. Ta tema gimė dėl to, kad tai yra šiai dienai labai aktuali tema. Tai yra tema, kuriai niekada netruks dėmesio, visą laiką reikia apie ją kalbėti ir būtent suteikti galimybę gauti profesionalų, mentorių, žmonių, kurie susiduria su tokiais klausimais, ta prasme emocinės būtent gerovės specialistais, kad kuo plačiau galima būtų skleisti tą žinią, kad žmonės galėtų įgyti tam tikrų žinių, galbūt ir praktikų. Tai vat ir ta tema dėl to šiemet ir pasirinkta. Nors Susitikime penktadienį renginiai skirti visoms amžiaus grupėms, šiais metais kiekvienas vasaros mėnuo turės savo tikslinę auditoriją. Birželis jaunimui, Liepa seniorams, o rugpjūtis šeimoms ir vaikams. Tikslinės grupės yra parinktos todėl, kad yra labiau pritaikyta edukacinės ir pokalbių temos, tinkančios būtent tom tiksliniam grupėm. Susitikime penktadienį formatas išlieka toks pat, tačiau šiais metais laukia viena naujovė. Šiemet gal tokia išskirtinė naujovė, kad prie viso to šurmulio, kurį Susitikim penktadienį galima rasti, tai bus ir tokios poilsio zonos, kur tiesiog norint dalyvauti, būti, bet bus galima būti tai tyloje. Tai kviesim visus pabandyti, išbandyti, pajusti ir pabūti tose tylos zonose. Gegužės 30-ąją laukia sezono atidarymo šventė, kurios programą galima rasti Facebook paskyroje Susitikime penktadienį. Paskutinį gegužės penktadienį pradėsim vasaros sezoną, tai tradiciškai pradėsim su pietų su muzika, tada nuo 17 valandos bus įvairūs pasirodymai, taip pat Dūdų vasara pradeda 17 valandą savo sezoną, tai Dailės galerijoje vyks jų koncertas, bus įvairios edukacijos, pokalbiai su Toma Razmislavičiūtė, mūsų aktorė, kalbins pašnekovus ir žinoma vakaro pabaigai bus Jurgos Šeduikytės koncertas Senvagės amfiteatre ir daug kitokių pramogų. Tai kviečiame visus ateiti, būti ir sutikti tuos penktadienius Panevėžio Laisvės aikštėje. Šių metų vasario 20-ąją Panevėžyje Kniaudiškių gatvės teritorijoje įvyko vandentiekio avarija, dėl kurios laikinai sutriko vandens tiekimas gyventojams. Nors avarinė situacija buvo suvaldyta, liko pažeista gatvės asfalto danga, ji tapo nelygi. Gatvės dangos remonto darbams atlikti buvo vykdomas viešasis pirkimas. Konkursą laimėjo uždaroji akcinė bendrovė JK Ranga. Sutartis su rangovu galioja iki birželio pabaigos. Gatvės asfalto danga bus remontuojama bendrovės Aukštaitijos vandenys lėšomis. Darbai kainuos apie 40 000 eurų. Gegužės 20-ąją minima pasaulinė bičių diena. Šią dieną Lietuvos žaliųjų partija kviečia atkreipti dėmesį į ministerijos planus keliančius grėsmę apdulkintojams. Ministerijos parengtame pesticidų naudojimo taisyklių pakeitimo projekte siūloma, kad ūkininkai bitėms pavojingais pesticidais purškiantys nežydinčius pasėlius neprivalėtų apie tai pranešti bitininkams. Siūloma sutrumpinti laiką, per kurį bitininkai būtų informuojami apie žydinčių pasėlių purškimą. Vietoje 2 dienų jie informaciją gautų likus tik 1 dienai iki purškimo, o kartais net tą pačią dieną. Dabar su ūkininkais diskusija buvo. Jie nori tą sistemą visai nuimti, ieško kompromiso, bet tas, kad nuimti tą sistemą, tai neturėtų būti kalbos šiai dienai, iki kasmet išlenda tiek medaus užteršimas pesticidais, tiek bičių žūtis. Dabar šiai dienai tai nuimti sistemą tai yra per daug rizikinga bitininkam, kadangi atsiranda ūkininkų, kurie piktnaudžiauja tais purškimais ir čia bent kažkokia kontrolė, kai bitininkas gali, gavęs pranešimą, atvykti bityną apžiūrėti, ar po purškimo bitės tvarkingos, arba tiesiog, jeigu tam tikras pesticidas pavojingesnis, uždaryti avilius, arba ir išvežti į kitą vietą, jeigu jau bitininkas gavęs pranešimą pats sprendžia, kaip elgtis su bitėmis, bet jis gali to spręsti. O jeigu nebus tos sistemos, jis nežinos, kada kas vyksta ir negalės nieko, kaip sakant, imtis jokių veiksmų. Įdiegus pasiūlymus silpnėtų visa pesticidų kontrolės sistema ir būtų apsunkintos bitininkų galimybės apsaugoti bites. Deja, net trumpas kontaktas su pavojingais pesticidais gali pražudyti apdulkintojus. Dalis bičių lankuolių, kurios lanko augalus, renka medų, žūna tiesiog laukuose.
dalis grįžta į avilį ir prie avilio bitės neįleidžia apkrėstų pesticidais ir žūna prie avilio. Ir tada bitininkai, kaip sakant, pamato, kad atvažiuoja prie bitynų randa negyvų bičių dalį. Tos bitos, kurios avilyje, tos lieka gyvas, o tos, kurios lankosi žieduose, dėja nebegrįžta. Meduje vis dažniau aptinkama acetamiprido, bitėms pavojingos veikliosios insekticidų medžiagos likučių. Toks medus netinka vartojimui ir sukelia nuostolių bitininkams. Tiek meduje randa kartais, rapsų meduje daleiskim šiek tiek likučių, kuris atsiranda ne iš bitininkų pusės, o iš ūkininkų pusės. Ir bitininkai tai tarsi gamtos, kaip sakant, kaip čia pasakyti, kaip lakmuso popierėlis. Kartu žūna ir musytės, ir drugeliai, ir visokie vabaliukai, bet nieks jų neskaičiuoja ir nepastebi. O bitininkas, kadangi prižiūri bites, jis pastebi tą gamtos žalą ūkininkų ir tada gali, kaip sakant, kažką pasakyti. O kai išmirs drugeliai, musytės, paskui bus skiriami pinigai atkurti jiems. Tie likučiai pesticidų anksčiau buvo mažesni ir dabar kažkaip daugėja jų. Ir tie tyrimai yra atlikti ir kalbėjom ir su ūkininkais. Ūkininkai sako, mums uždraudė apurkšti įvairiams skirtingam medžiagoms, paliko vieną ar ten dvi medžiagas, tiesiog koncentracijas paaugo. Jeigu leistų ūkininkams purkšti didesnių spektrų pesticidų, gal šiek tiek nebūtų tokios problemos. Tai čia irgi diskutuojam su ūkininkais, bet ne nuo bitininkų tai priklauso ir ne nuo ūkininkų, čia yra jau aukštesnių instancijų, ministerijų tie leidimai arba draudimai. Bitės ne tik gyvybiškai svarbios gamtai, bet ir maisto gamybai. Daugiau nei 70% pagrindinių žmonių maisto kultūrų priklauso nuo apdulkintojų. Nes bitės yra apdulkintojos ir jas pakelia tiek ūkininkams derlių, tiek jeigu apdulkintojų sumažės, bendrai gamtai labai didelė žala bus padaryta, nes bitės labai daug augalų apdulkina, vaismedžių ir jeigu nebus apdulkintas augalas, jisai mezga žymiai mažesnį derlių, tai jeigu išnyktų bitės, tai būtų katastrofa pasaulyje. Žalieji siūlo, kad pareiga informuoti bitininkus turėtų būti taikoma visais atvejais, kai naudojami produktai pažymėti kaip pavojingi bitėms, nepriklausomai nuo to, ar laukas žydi. Gegužės 17 dieną Rokiškio dvare vyko Rokiškio pieninės 100-mečio šventė. Jos metu šventės svečiai galėjo nemokamai apsilankyti Rokiškio dvaro muziejuose ir dvaro teritorijoje vykusiose edukacinėse veiklose. Tradicijos skaičiuoja 100 metų, nes Rokiškyje 1925 metais buvo atidaryta pirmoji pieninė, Rokiškio dvaro pieninė, ir prasidėjo būtent šita pieno perdirbimo kultūros istorija ir tradicija. Rokiškio mieste 1966 metais pradeda veikti Rokiškio sūrio gamykla, kur buvo gaminama įvairiausia pieno produkcija, perdirbima pienas, kefyras, grietinė, sūris, sviestas. Mes kaip muziejus visus tuos faktus, skaičius įvairiausius renkam, kaupiam tam, kad galėtumėm pasakoti. Tai kuo daugiau yra faktų, kuo daugiau yra istorijos, kuo daugiau yra kultūros, kuo daugiau yra tradicijos palikimo, tuo turtingesnis mes kaip muziejus esame. Šventės akcentu tapo dvaro aikštėje vykęs šventinis koncertas, prieš kurį buvo siekiamas naujas Lietuvos rekordas. Vienoje vietoje buvo stengiamasi surinkti didžiausią kiekį žmonių, kurie 2 minutės degustuotų pieną. Masiškiausia pieno degustacija Lietuvoje, tokio rekordo dar nebuvo, tai yra pirmasis toks rekordas, kai daug žmonių vienoje vietoje ragavo, degustavo pieną. Tai tiesiog tai yra tokio rekordo nebuvo, tai yra preliminariai, tai yra rezultatas ne mažiau negu 3100 žmonių degustavo, bet tikslesnis duomenys mes žinosime dar po to bus patikslinti ir gali būti, kad tai bus didesnis skaičius. Bet tiksliai pasakyti ten, ar čia bus 50 žmonių, ar 35 dabar labai sunku, nes matot žmonių labai daug, tai tiesiog kiekvieną suskaičiuoti, kuris degustavo, iš karto labai sudėtinga. Preliminariais duomenimis rekordo siekime dalyvavo apie 3100 žmonių. Žinoma, skaičius dar bus tikslinamas ir norintis pagerinti šį rekordą turės viršyti ne tik degustatorių kiekį, bet ir atitikti kitus reikalavimus nustatytus Lietuvos rekordų akademijos. Rokiškio rajono meras džiaugiasi renginio ir rekordo sėkme bei priduria, kad šis renginys yra svarbus ne tik Rokiškio miestui. Visų pirma, tai yra šventė,
didžiulė šventė. O kitas dalykas labai svarbus, tai istorija. Mūsų istorija, pieno kelias, kuris išsivystė į labai gražią sinergiją, į gražią bendrystę tarp verslo, savivaldos, kultūros, Rokiškio muziejaus. Tai tas mūsų bendras kelias, kurį einame dabar, kurio pradžia buvo prieš 100 metų, duoda labai gražių rezultatų mūsų visam miestui, mūsų visam kraštui. Rokiškio meras taip pat priduria, kad šis renginys nėra vienintelis, kuris mini šią 100 metų sukaktį ir paskatina visus lietuvius Rokiškio miestą įtraukti į vasaros kelionių kryptis. Į šį renginį lietuviai susirinko iš visų Lietuvos kampelių. Anot jų, čia pamatyti ir išmokti galima tikrai daug. Ar ką nors jau išmokot, pamatėt naują? Ir pamatėm, ir prisivalgėm, ledų ragavom, ir istoriją sužinojom, ko dar nežinoja, ir apie Nerijaus ledus. Labai malonu matyti pradžią visą ir tikrai įdomu. Ką nors naujo sužinojot? Pakol kas dar ne, kadangi patys turime ir ūkį, ir į senovės, kaip sakant, eina viskas. Tai renginiai ir viskas, ir pati esu dirbus kai kada sūriniai. Dalyvavom edukacijai ledų ragavimo, vietinio gamintojo Nerijaus. Patiko, Javute, ledai? Patiko? Tai va, ragavom ledų, tada žaidėm žaidimo orientacinį. Čia prie dvaro vaikščiojom parke, ieškojom visokių objektų ir tada gavom prizą. Kokį prizą gavom? Pasakysi? Ištraukiam, gavom pieštuką su Rokiškio ženklu, piešim. O dabar dar visas ekspozicijas apžiūrėsim ir laukiam koncertų. Ką tik tai buvom edukacijai, pieno plakimo, kokteilių gaminimo edukacijai. Vaikam labai patiko. Ko naujo išmokot? Nieko naujo labai neišmokau, ką jau mokėjau, tą praktiškai pasikartojau kursą. Pakol kas ne. Gal jau amžius toks, kad jau daug ką mokam. Ar pagilinot kurias nors žinias? Dar mes tik atėjom, žinokit, ir pradedam susipažinti su tuo, kas čia rodoma. Tikrai įdomu, kažkas vis nematyta. Iš tikrųjų, pamačiau, pirmą šinai dalyką paskaičiau apie dvaro pieną, kaip supratau, kaip čia viskas atsirado ir su kuo daugiausiai tenai bendravo ir iš kur gavo tą pirmą pieną. Išmokti tikrai nieko naujo turbūt neišmokau, nes esu lankęsis ir anksčiau čia. Taip, kad nežinau, ką pasakyti daugiau. Ar patiko kur nors dalis labiausiai ekspozicijoje? Kas liečia čia? Šitą pastatą? Ką? Taip. Nežinau. Aš kaimo vaikas, tai viskas žinoma čia. Tiesa, mačiau savo vežimėlį, kuriame mane vežiojat. Renginio svečiai džiaugiasi galėdami pamatyti akimirkas, kuriomis dalinamasi muziejuje, nes tai yra momentai liudijantis Rokiškėje gaminamos produkcijos plėtrą pasaulio rinkoje. Panevėžio dailės galerijoje gegužės 14 dieną atidaryta Valentino Pečinino fotografijų paroda Inkarnacijų trajektorijos, kurias siekiama žiūrovui įrodyti, kad fotografija vis dar yra viena iš daugelio šiandienos aktualijas pasakojančių ir pasaulį dokumentuojančių technologijų. Paroda vadinasi Inkarnacijų trajektorijos. Inkarnacija tai yra įsikūnijimas. Ir žmogus savo gyvenimais pastoviai, tai jis tėtis įsikūnė, tai jisai darbdavi, tai jisai menininkas, tai jisai dar kažkur, tai jis pastoviai įsikūnė vieną į kitą vaidmenį. Jisai vaidina spektaklį, jis pastoviai inkarnuojasi. Tai svarbiausia yra tik tai atrasti savo trajektoriją, kad ta inkarnacija, perėjimai vieną į kitą būseną, jie būtų etiški, dori ir teiktų gėrį pačiam ir šeimai ir aplinkiniam. Tai paroda kaip tik ir atkreipė dėmesį būtent tai taip. Parodą sudaro 4 dalys. Pirmoje eksponuojamos Juozo Miltinio dramos teatro renovacijos metu įamžintos akimirkos. Šių fotografijų dalimi tapo ir patys aktoriai, kuriems parodos autorius jaučiasi be galo dėkingas dėl ryžto fotografuotis gana ekstremaliomis sąlygomis. Dabar atėjęs į tą parodą aš grįžtu į prisiminimus, kadangi tai jau seni laikai, kada vyko remontas, tai malonu prisiminti, o sąlygos buvo ganėtinai sunkios. Ir tos ugnis, kur čia mato, čiagi ne montažas, čia tikros žiežirbos, ten buvo ir reikalų su saugumu ir visa kita, bet viskas sėkmingai ir Valentinas rezultatą gavo.
Antroji parodos dalis sudaryta iš žymių religinių žmonių nuotraukų, trečiojoje eksponuojama Valentino kelionė po budistų vienuolynus ir šventyklas, o paskutinė, ketvirtoji, sudaryta iš kalnuose kurtų vaizdinių panašių į japoniškus haikus. Parodą galima aplankyti iki birželio 15. LTG grupės infrastruktūros įmonė LTG Infra šiais metais suplanavusi greitojo geležinkelio Rail Baltica statybas pratęsti iki 114 km, skelbia naują viešąjį pirkimą atkarpos Berčiūnai, Joniškėlis, Sankasos ir inžinerinių statinių statybai. Viso šiuo metu vyksta 43 km Sankasos ir 10 km viršutinės kelio konstrukcijos bėgių statybos pirkimai. Naujoji atkarpa sudarys papildomus 12,5 km. Anot LTG Infra generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, iki metų pabaigos ketinama sudaryti sutartis ruožams nuo Kauno iki Panevėžio ir pradėti parengiamuosius darbus. Spartus infrastruktūros vystymas dabar yra vienas pagrindinių tiek LTG, tiek Lietuvos ir ES prioritetų. Dar 24,5 km rangos darbų pirkimą ruožui Berčiūnai Joniškėlis ruošiamasi skelbti artimiausių metų. Kovą paskelbtas pagrindinės linijos statybos darbų viešasis pirkimas, skirtas sujungti statomą liniją Šveicarija Žeimiai Šėta Ramygalas su Kauno miestu. Iki metų pabaigos planuojama įrengti 10 km dvikelį geležinkelio ruožą Šveicarija Žeimiai, nutiesti bėgius. Rail Baltica strateginis LTG grupės ir ES bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su vidurio bei vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą. Dirbtinis intelektas vis labiau įsiskverbia į mūsų gyvenimus ir padeda mums atlikti darbus. Paklauskime, ar panevėžiečiai naudojasi dirbtinio intelekto pagalba? Taip, naudojasi. Kol kas labai retai. Kartais taip naudoju. Ne, nenaudoju. Ir kodėl? Nėra poreikio. Naudojas. Ir ar jie jums padeda? Jo, labai padeda. Šiaip dažnai naudoju, kam skait kiekvieną dieną. Daug kaip mokyklai padeda, kai ko nežinau. Parašyti darbas universitetui, informacijos susiras darbui, ką dar duoda. Šiaip greičiau informacijos susirasti. Padeda, bet ta informacija, jinai tik tai kaip čia pasakyti, padeda, duoda kažkokių tai minčių, idėjų. O visą kitą tu turi patikrinti, nes kol kas tas dirbtinis intelektas, 100% pasitikėti jo negalima, nes daug ką reikia tikrinti, koreguoti, keisti, bet ateityje, aišku, be abejo, jisai tobulės ir taip, ta pagalba kažkokia yra. Randu informacijos ieškomos, kurios nerandu šiaip internete. Šiandien sveikinimo atvirutę sugeneravo. Būna moksluose atneša ir tiesiog, pavyzdžiui, aš domiuosi apie psichologiją, tai kažką apie psichologiją dar pasižiūriu. Man padeda sutaupyti laiką. Informaciją, kurią gaunu iš dirbtinio intelekto, aš visada patikrinu, nes ne visada jinai būna teisinga, tačiau jis iš tikrųjų gali padaryti tam tikrus tokius kaip techninius darbus, aprašyti kažkokį vaizduojamą paveikslą, išversti laišką, ir taip sutaupo man laiko. Kaip matote, ar dirbtinis intelektas pakeis daugumos darbus? Darbų tai tikrai, kad nepakeis, bet kad pagalba tai tikrai. Gali būti, jeigu sritis ten, nežinau, meniška kokia. Jo, manau pakeis, nes, pavyzdžiui, jisai, tarkim, ir gali tą nuotraukas generuoti ir panašiai, tai bus mažiau visokių ten dailininkų ir taip toliau. Pagelbės, bet nemanau, ar pakeis. Vis tiek žmogaus proto, intelekto, manyčiau, nepakeis. Kad palengvins taip, bet tikrai nepakeis. Pakeis, padės, galbūt patobulins, bet kokiai dirbančiųjų grupiai, daugumos, mažumos, čia sunku pasakyti. Ateityje taip. Jo, labai daugumos žmonių gali pakeisti labai greitai, bet daug ir išliks taip pat. Tai toksai
aš manau, kad pakeis, nes žmonės patys nebegalės tenais nieko daryti ir labai kaip ir daug naudos to dirbtiniu intelektu. O kurias sritis labiausiai palies? Gal kaip ir mokyklai labai daug tais dabar naudojasi per studijas, labai, kad vietoj popierių ten rašymo ir tam darbų darimo irgi. Ir kūrybinės taip pat užduotis labai, nes labai greitai ta kūryba visą intelekto vis kūrėsi greičiau, tai ir kūrybinės užduotis pakeis ir ne tai kad mokytų, bet mokyklose labai prisidės jisai. Mūsų darbai labai skirtingi ir nors tas dirbtinis intelektas labai gabus, jis visgi daro dar daug klaidų. Ir vis tiek kažkas turi būti, kuris prižiūri ir patikrina, ar jisai čia tiesą sako ar meluoja. Trečiadienio naktį vakarų Lietuvoje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarų 6–11 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–2 laipsniai šalčio. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12, perkūnijos metu gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 16–21, pietų Lietuvoje daug kur 22–25 laipsniai. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių 3–8, dieną pietvakarių vakarų 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 16–21, vakarų Lietuvoje vietomis 13–15 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur palis, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, šiaurės vakarinėje pusėje kai kur 3–5 laipsniai šilumos, dieną 11–16 laipsnių.